Pasakojimą, kurį išgirsite dabar, ruošia Vilniaus universiteto antrakursė, būsimoji žurnalistė Jurgita Lapienytė. Mūsų eteryje dirbančių žmonių institutas kartais paprašo pasidalinti savo žiniomis, kiek jų turim, su jaunesniais kolegomis. Tad kartais ir man tenka atlikti dėstytojos vaidmenį. Nesinori, kad darbai, kuriuos parengė studentai, būtų išgirsti tik kelių žmonių. Tad jūsų dėmesiu Jurgitos paruoštas radijo portretas. Studentė kalbino Vilniaus universiteto botanikos sodo mokslo darbuotoją Reginą Juodkaitę. Ją kone kasdien galima sutikti botanikos sodo skyriuje Vingio parke. Kai kurie gal net nežinote, kad toks yra už parko estrados. Sodas mena dar 17 amžių, kai čia buvo dabartinio Vilniaus universiteto studentų vasaros rezidencija. Nuo upės jį skiria mūro tvora, nuo pasivaikščiojimo takų aukštas šlaitas. Didesnė nei 7 hektarų teritorija oficialiai Vilniaus universiteto botanikos sodo augalų sistematikos ir geografijos skyrių jo vedėja Regina Juodkaitė vadina oaze miesto centre. Sako, kad darbo niekada nekeistų į kitą. Pasiklausykite, ką sode išgirdo ir pamatė Jurgita Lapienytė. Radusi oazę miesto centre, pabėgusi nuo civilizacijos šurmulio ir supratusi, dėl ko verta gyventi. Tai pasakojimas apie Reginą Juodkaitę, botanikos sodo mokslo darbuotoją, jos meilę ir atsidavimą augalams. Sode Regina dirba jau 13 metus, negailėdama net savaitgalių. Sako, kad augalai kaip vaikai reikalauja rūpesčio ir atsidavimo. Tai jeigu tai prisistatyti, tai Regina su Juodkaitė. Ir į botanikos sodą aš atėjau 97 metų rudenį. Labai atsimenu tą datą, kad atėjau rugsėjo 7 dieną dirbti. Ir atėjau tokią gražią rudens dieną ir kai atėjau, tai mano buvo tas pirma tokia mintis, kad galbūt reikėjo nugyventi šitiek metų, kad pagaliau ateitum į tą vietą, kur tu turi dirbti. Bet darbas sode, tiesiog gal tai iš pašaknų. Aš kaip ne visiems tai pasiseka, aš turėjau kaimą. Ir visas vasaras aš praleisdavau kaime. Ir turėjau senelę, kuri turėjo, nepaprastai didelį darželį. Tai gal tai genai būna. Mano senelės kaime darželis buvo gal pas didžiausias. Tokių jurginų tai aš po šiai dienai nemačiau, kokie augo pas senelę. Narcizų tokių, ko gero, irgi niekur nemačiau. Ir dar kai buvau maža, tai manęs ravėti neleisdavo ir man vis tai būdavo tas noras eiti tenai. O man nebuvo galima eiti. Tai už tai dabar galbūt ta svajonė toks yra, kad dabar gali ką nori daryti. Gal tai pašaukimas, nežinau kaip pasakyti. Pašaukimas gal per daug tai skamba. Tiesiog tai yra, mano vieta gyvenime. Regina įgijo pedagogės specialybę, tačiau mokytojavo vos metus. Buvo patekusi į ministeriją, bet duso nuo darbo prie popierių ir telefono. O štai augalams negaili nei laiko, nei sveikatos. Todėl kiekvieną apsilankiusi botanikos sode to jaučiumpa už rankos ir veda gražiausių žiedų pažiūrėti. Tai va, mano moteris, va čia Tatjana, va čia va Staselė. Aš sakiau, kad mes čia beveik gyvenam. O dabar pasižiūrėkite, alyvų alėja. Tiesiog, va, reikia praeiti per tą alyvų alėją ir va, kiekvienas augalas. Ir eini tas aromatas. Yra fantastika. Alyvos auga prie pat namo. Žiedai beveik siekia plytelėmis grįstą keliuką. Todėl ir vaikams penkialapių ieškoti nesunku. Pasigėrėjusi alyvomis, Regina tojo veda pažiūrėti jazminų krūmų. Vienas iš jų namo didumo. Tokio krūmo aukšto tai aš net niekur ir nemačiau. Čia yra plaukuotasis jazminas, o čia darželinis jazminas. Tai va dabar dar žiūri tie lapai, bet bus birželio mėnesį, kai jisai sužysta ir kai pradeda tie žiedlapiai kristi. O vienas, ko niekam nesinori sakyti, kad, žinoma, darželinio man jazmino kvapas tai yra, nežinau, mano vaikystė, nes mano senelės ten palangė augdavo jazminai ir tas kvapas tai man yra vaikystės kvapas. Regina nepasakė, koks augalas ar koks metų laikas gražiausias. Kiekviena akimirka vis kitokios spalvos ir vis kitaip kvepia. Kiekvienas metų laikas ypatingas ir labai kaitaliojasi, nes ateina tas ankstyvas pavasaris, kai dar visur sniegas, dar pastatai pliki ir tada pradeda žydėti snieguolės. Patys pirmi žiedai ir kai tu pamatai. Po to būna gražus metas tas lapų sprogimas. Kai būna dar ta pati pradžia tokia pasipala, tas švelnus žalumas. Va dabar alyvos sužydėjo. Prieš tai buvo trešnio žydėjimas, sakurų žydėjimas. Kiekvienas vidurvasaris sužysta mūsų didieji gėlynai.
O rudenį tai aš nežinau fantastiškesnės vietos. Kad pamatytum tą gražumą, tai reikia ne metų to laiko, bet reikia dienos laiko. Tai bilia kuriuo sezono metu, va tada tai būna toks kažkoks, atrodo, net laikas sustoja. Jeigu ateini labai anksti ryte, tai iš tiesų ateini į sodo vidurį ir turi sustoti, tu pamatai tą vaizdą. Ypatingai Regina rūpinasi svogūniniais augalais. Stebino jos užauginta tulpių įvairovė, karpytos, pilnavidurės, įvairių vaivorykštės spalvų ir atspalvių. Eidama per lysves, Regina nenutildama vardija jų pavadinimus, gražesnę tulpę paglosto, pagailį sergančių. Tai šitą tulpę nepirkau, bet šitą gavau dovanų Veridiflora 8 grupę. Tai rudenį gavau dovanų, tokios tulpės nebuvau mačiusi ir laukiau, kada pražys. 8 grupė, tai 8 grupiai priklauso žaliažiedės tulpės, kurių žiedlapiai gali būti žali, o padai raudoni, geltoni arba dar kokiu. Bet čia pažiūrėkit, kažkas nepaprasta. Man prieinu prie tokio žiedo ir galvoju, kažkas nepaprasta. Tai va verta dėl to gyvent, kad ateitum ir pamatytum. Tai va, kai ateini į tas tulpes, tai dabar mūsų tas darbas, kur širdį labai skauda, tai kai suserga, tai čia kaip ir žmogui liga, tai taip ir augalams liga. Ir va šituos turėsiu išmesti. Nes tikra spalva tai turi būti šitos veislės, tai turi būti ištisinė raudona spalva. Ir va to kokiais metais ima ir pasižiūrėkit, va, žiedlapiai. Tampa dryžuoti. Regina viliasi, kad žmonės vis dažniau ateis į botanikos sodą pailsėti, atsigerti žolelių arbatos ar tiesiog pasigėrėti sodo žiedais. Ir norėtųsi, kad žmonės atėjo, kad jie pamatytų augalus, bet man tai didžiausias noras, ko aš visą laiką tokį norą turėjau, kad čia ateitų žmonės, tiesiog jie ateitų pailsėti. Ir tas noras turėti biblioteką, kad ateina žmonės, pasiima knygą, kažkur atsisėda, pavyzdžiui, po žydinčiais kaštonais ir sau dieną skaito knygą. Labai noriu turėti kokią lysvę, kad kiekvienas galėtų atėjęs, tai tavo idėja dar yra išlikusi, kad kas ateina į sodą, ten gali susimokėti kokį vieną pinigėlį ir kad būtų kokia lysvė, kur ateina ir kokią nori nusiskina pats pasidaro pokštelį. Arba, pažiūrėjau, kita lysvė, kur prisiskini kokių žolelių ir pasidarai arbatos. Prie upės stovi senas namas, visai šalia sakūrų giraitė ir vaistažolių lysvė. Čia turi būti muziejus, čia turi būti biblioteka ar skaitykla. Va čia kada nors tos obelis, tai jau nebeliksiu kaip pasistatyti, arba ten pavėsinė, kaip aš įsivaizduoju, kad čia pavėsinė, tokia alekinietiškos. Ir čia sėdi toj pavėsiniai tarp japoniškų sakurų, geri arbatą, medituoji, skaitai, žiūri į vandenį. Tai galvoju, kad man gyvenime yra tuo pasistekę, kad aš dirbu tokį darbą, kuris man patinka, nes tai yra amžinas laukimas. Tu nueini kokią parduotuvę, tu pamatai kokių nematytų tulpių svogūnų. Žinoma, aš jos perkuosiu. Tada pasisadini ir tada yra tas laukimas. Per visą žiemą laukia iki pavasario, kas čia pražydės, kokie čia bus žiedai. Ir po to būna didžiausias džiaugsmas, kai jau pamatai tuos pumpurus, tada jie pražysta. Tai yra gyvenimas. Tiesiog šito reikia, be šito tiesiog negali. Tai ateini ir žemės, ir va dabar savaitę nebuvau darbe, ir einu į darbą ir atėjau, ir viešpatie, kaip čia viskas gražu. Tai matai tą gražumą, ir matai tą kaitą, matai rudenį, matai pavasarį, matai vasarą, ir tas tavo gyvenimas, tu tuo gyveni. Tai ne iš knygų skaityti, kaip ten tas augalas gražiai atrodo, bet tu tiesiog, tu matai, tu jauti ir tu tuo gyveni. Regina prasitarė, kad savo darbo į nieką neiškeistų. Nors botanikos sode dirba jau 13 metus, vis dar negali atsistebėti aplinkos grožiu ir sako pamiršusi, kaip skaičiuoti laiką. Vilniaus universiteto botanikos sodo mokslo darbuotoja Regina Jotkaitė kalbino Jurgita Lapienytė, Vilniaus universiteto žurnalistikos instituto antrakursė.